Potraukis būti normaliam, kas nenorėtų būti mutantu. Trečiame X-menų filme žūtbūtinis mūšis X-men. Tvilas Sand atrandamas vaistas, kuris nuslopina mutantų genų aktyvumą, paversdamas mutantus paprastais žmonėmis. Audrė Stormoro valdytoja sureaguoja paklausdama, kas norėtų tokio vaisto. Turiu galvoje, koks bailys imtųsi jo vien tam, kad pritaptų. Tuo tarpu šelmė Rogue, kurios prisilietimas gali iščiulpti gyvybę, energiją ir kitų žmonių talentus, ruošiasi kelionė į farmacinę kliniką. Dėl prietarų baimės ir mutantų persekiojimo, kai kurie fanai prijaučia šelmį ir gali lengvai įsivaizduoti troškimą būti tiesiog reguliariais žmonėmis, bet kiti fanai, ypač tie, kurie idealizavo ir identifikavosi su X-menais, užverčia akis ir krato galvas dėl šelmės sprendimo, matydami jame atmetimą kažko didingo, unikalaus ir trokštamo. Kodėl kas nors rinktųsi ordinarumą, kasdieniškumą vietoje fantastiškumo ir ekstraordinarumo? Koks asmuo nenorėtų būti mutantu? Daugelis šių problemų liečia normalumo idėją. Filosofijoje mes skiriame deskripcinį vartojimą žodžio, kuris paprasčiausiai nurodo, kaip žodis neutraliai vartojamas aiškinant ar charakterizuojant kažką, ir preskripcinį vartojimą žodžio, kuriame terminas naudojamas siekiant indikuoti, kaip kažkas turėtų būti. Normalumo idėja gali būti vartojama abiem būdais. Kaip deskripcija jį paprasčiausiai indikuoja vidutiniškumą. Pavyzdžiui, normaliai žmonės turi 20-20 regėjimą, arba normaliai žmonės nesupyksta dėl smulkių dalykų. Kaip preskripcija visgi jis indikuoja, kad kažkas turėtų būti norma arba turėtų būti daroma statistiškai vidutinišku būdu. Pavyzdžiui, jos rega nėra normali, todėl jai reikia akinių, arba nėra normalu pykti dėl smulkių dalykų. Kažkas su juo ne taip. Nepaisant to, ar normalumas yra deskripcinė ir preskripcinė idėja, visgi tai yra ginčų reikalas. Ar tiesa, kad vien todėl, kad kažkas yra normalu, tai turėtų būti mūsų tikslas, mūsų matas, kaip viskas turėtų būti? Ar normalumas suteikia mums kokias nors gairias? Ar normalumas yra tiesiog taip, kaip viskas turėtų statistiškai klostytis? Ir ar mes galime sugalvoti būdų, kaip galėtume viską pagerinti? Ką X-menai mus pamoko apie normalumo idėją, kuri formuoja ir lydi žmonių gyvenimus? Ar normalumas yra kažkas tokio, ką reikia vertinti, ir tiesiog kažkas, ką reikia transcenduoti? Ar mutanto troškimas būti normaliu turėtų būti sveikintinas ar niekinamas? Kaip dėl mūsų pačių poreikio būti normaliais ar būti ekstraordinariais? Normalumo paradoksai. Pradedant reikia pasakyti, kad egzistuoja tik ribotas skaičius būdų, kaip būti normaliu. Tai papuolimas į mažą zoną vidutiniškų rezultatų įvairiose kategorijose, ar jos būtų fizinės, protinės ar socialinės, bet egzistuoja neribotas skaičius būdų, kaip būti nenormaliu. Ne tik gali būti ekstremalumas nuo vidutiniškumo, bet būdas, kaip tas ekstremalumas gali manifestuotis, gali smarkiai varijuoti. Ar būtų neįprastai talentingas, tas talentas gali būti specifinis tūkstančiams skirtingų zonų. Pavyzdžiui, gebėjimas groti įvairiais skirtingais muzikos instrumentų tipais, ar būti atletiško ir pasižymėti menuose ar kituose pašaukimuose. Jūs taip pat galite būti specifiškai stokojantis vienoje ar daugiau negu 1000 zonų. Kol normalumas savo savoką reikalauja normalumo išvaizdos, jūsų nenormalumas gali būti matomas ar nematomas, akį rėžiantis ar subtilus, teigiamas ar neigiamas. Čia iškyla žmonių rasės bendras normalumo paradoksas. Viena vertus mes esame socialiniai gyvuliai, kurie jaučia stiprų norą pritapti grupėje. Net nonkonformistai dažniausiai leidžia laiką su panašiais nonkonformistais, gotais su gotais, emo su emo, gėjai su gėjais, todėl egzistuoja galingas troškimas pritapti priimtinoje terpėje. Jūs nenorite išsišokti. Kita vertus mes taip pat norime pritraukti dėmesį į save iš kitų, kad nebūtume ignoruojami. Šie abu konfliktuojantis potroškiai gali kilti iš esminio evoliucinio spaudimo, instinkto būti matomiems kaip reprodukciškai patraukliais. Mes norime būti pakankamai normaliais, kad indikuotume potencialiems partneriams, jog nėra nieko blogo su mumis, kad neturime defektyvių genų, bet mes taip pat norime pritraukti daugiau dėmesio negu mūsų varžovai ir indikuoti, kad mes turime tam tikrų pranašumų virš kitų. Mes turime geresnius genus ir aukštesnį socialinį statusą. Tai žmogiškosios būsenos mįslė. Mes norime pritapti ir mes norime išsiskirti, bet egzistuoja daugybė būdų išsišokti. Kai kurie geresni negu kiti, kai kurie iš šių kelių indikuoja kitiems, kad mes esame trokštami, kai kurie indikuoja, kad mes esame netrokštami. X-menai yra daugiausiai žmonės, nors jie dažnai vadina save mutantais. Didžioji dalimi jie turi įprastas žmogiškas smegenis ir asmenybės, gyvenančias kūnuose, kurie turi ekstraordinarius sugebėjimus ir savybės. Nestebina tuomet, kad jie tampa valkatiškomis ordinarios žmogiškosios būklės aukomis, įskaitant troškimą pritapti ir troškimą išsiskirti. Bet mutantų genas turi daugybę efektų, ir šie įvairūs efektai mutantų populiacijoje demonstruoja kažką ordinaraus žmogiškų būtybių variacijoje, įvardinant, kad būnant ordinariu yra daugiausia saugus reikalas, o būnant ekstraordinariu yra labai rizikinga. Ištraukus kitoniškumo bilietą iš kepurės, turint omenyje begalybę būdų, kaip gali būti kitoks, smarkiai rizikuoji. Kaip būti nenormaliu?
Kai Audra paklausė, kodėl kas nors norėtų išgydyti mutaciją, mėlynakailis mokslininkas Henkas Makojus, dar žinomas kaip žvėrius Hankuntsui, akabėstas sako, ar tai bailumas išsigelbėti nuo persekiojimo, ne visi mes galime taip lengvai pritapti. Mažiau, daugiau aiškiai yra skirtumų ne tik tarp normalių mutantų, bet net tarp nenormalių. Kai kurie mutantai gali atrodyti kaip normalūs, dėl savo išvaizdos ir gebėjimo kontroliuoti galias, kaip telepatė Džingrėje Angrėje ar tarp pirštų ašmenis slepiantis Ernis Wolverine. Kiti mutantai visgi nesugeba praeiti kaip normalūs žmonės, ir net jie gali būti toliau išskiriami. Kai kurie negali to padaryti dėl savo išvaizdos, kaip mėlynakailis žvėris ar mėlynasis ir velniavadegis nakties roplys Traveler ar sparnuotasis angelas. Kai kurie negali to padaryti dėl jų nesugebėjimo kontroliuoti savo galias, kaip šelme, kuri negali niekieno paliesti, ar kiklopas Ciklops, kuris niekada negali parodyti savo akių. Ši praeinamumo koncepcija, sėkmingas apsimetimas esant normaliu, yra svarbi ir gerai dokumentuota tikro gyvenimo patirtis tarp homoseksualų ir šviesiaodžių Afrikos amerikiečių. Jis suteikia nenormaliems terminas čia suprantamas kaip paprasčiausiai deskriptyvus gebėjimą, kad su jais elgtųsi kaip su normaliais, ir tai gali leisti jiems konfrontuoti ar nekonfrontuoti dėl savo skirtumų savo pačių tempais. Taigi nenormalumo atstumo ribose mes turime daugybę galimybių, kaip elgtis su normaliais, nors mutantų parodyta ekstremaliai. Tai taip pat pažįstama daugybei tikrų žmonių. Jūs galėtumėte turėti nenormalumą, terminas čia yra naudojamas deskriptyviai, paprasčiausiai reiškiantis statistinį retumą, kuris yra teigiamas, tarkime, galimybė greitai užgyti kaip Ernis. Jūs galėtumėte turėti nenormalumą, kuris yra neigiamas, tarkime, profesoriaus Xavier abiejų kojų paraplegija. Jūs galėtumėte turėti nenormalumą, kuris yra apčiuopiamas, tarkime, rega prisilietimu ar uosleu, bet kuris taip pat yra lengvai nuslėpiamas. Pavyzdžiui, trečias inkstas, fotografinė atmintis ar šešėlio katės sugebėjimas vaikščioti per sienas. Jūs taip pat galėtumėte turėti neapčiuopiamą nenormalumą, kuris suteikia kančias, kai bandote jį nuslėpti. Tarkime, mažumos seksualinė orientacijoje arba socialinis nerimas arba Džingrėje nevaldoma telepatija. Galbūt jūs turite apčiuopiamą nenormalumą, kuris suteikia kančių kaip trūkstama atauga deformacija ar nakties roplio uodega ir tripirštės rankos. Egzistuoja ir apčiuopiamas nenormalumas, kuris nesuteikia jokių kančių, kaip kolosocolas susraumeningas kūnas ar emosfrostemafros daili išvaizda. Tam, kad suprastumėte tai aiškiau, įsivaizduokite nenormalumą reprezentuotą grafiškai, ne dvidimensinį grafiką, bet tridimensinį kubą su X-ašimi pločiu, kuris reprezentuoja utilitarumo laipsnį, arba kaip naudingas įžambus kenksmingas nenormalumas yra Y-ašimi aukščiu, kuris reprezentuoja priimtinumą, arba kaip nenormalumas yra priimamas visuomenės kaip trokštamas ar netrokštamas, ir Z-ašimi giliu reprezentuojančių pastebimumą, arba kaip akivaizdžiai įžambus slaptai nenormalumas atrodo. Tai jokių būdų pilnai neaprašo buvimo nenormalių psichologinio ir socialinio kompleksiškumo, net nebandoma paaiškinti, kaip jūsų pačių asmenybė galėtų susitvarkyti su nenormalumu, ar paryškinti, kokiu būdu gebėjimas galėtų būti pastebimas ar panaudojamas. Pavyzdžiui, bet tai pradžia padedant jums išvysti, kokį patirties nuotolį galėtumėte turėti, bet koks bruožas už normos ribų gali tilpti šioje erdvėje. Dabar galite suprasti, kaip pakliuvimas į skirtingas erdvės vietas gali paveikti jūsų požiūrį dėl to, kiek geras ar blogas yra normalumas. Filosofas Michelis Foucault Michel Foucault 1926–1984 apibūdino nenormalumo istoriją kaip plačios monstro koncepcijos pradžią, didį sumišimą tarp nenatūralumo ir neįmanomumo, ir perėjimą prie individo, kurį reikia koreguoti koncepcijos, labiau siaura medicininė ir legalią idėją žmonių, kuriuos reikia pataisyti. Daugelis Foucault istorinės pamokos yra apie tai, kaip visuomenė elgiasi su nenormaliais, bet tai taip pat gali būti pritaikyta prie to, kaip kiekvienas individas suvokia savo paties ar pačios nenormalumą. Ar jūs monstras kažkas, ką reikia pataisyti, ir tiesiog kitoks? Audra niekina kaip moralinius bailius žmonės, kurie ieškotų vaisto dėl savo mutacijų, bet pažvelkite jos patirtį, kurie atsiduria tame 3D grafike. Jos mutacija suteikia jai galimybę kontroliuoti orą, bet tai jokių būdų nėra matoma, nebent ji nori, kad jūs ją matytumėte. Galia turi smarkų panaudojimo faktorių. Ji gali būti panaudojama plataus spektro trokštamiems tikslams. Oro kontrolė yra mišri priimtinumo grafike. Kai kurie žmonės galėtų bijoti jos galios, bet dėl fakto, kad ji visiškai valdo ją ir ji nėra akivaizdi. Tie, kurie reitinguoja jos galimybę žemai priimtinumo ašyje, nebūtinai turi žinoti apie tai, kad ji yra mutantė. Kaip ir su daugeliu mutantų, Audra yra išskirtinai graži, su tobulu kūnu ir veidu. Šis nenormalumas yra aiškiai apčiuopiamas, bet taip pat aiškiai priimtinas ir naudingas. Trumpai tariant, jos išskirtinė vieta 3D erdvėje reiškia, kad Audra daugiausiai pasipelno iš savo nenormalumo ir gali visada apsimesti normalia, jeigu to nori. Šelmiai ieškančiai vaisto netai pasiseka. Ji yra graži, sveika ir žavinga, bet jos mutacija sudėtinga. Ji absorbuoja energiją, prisiminimus ir gebėjimus tų žmonių,
kuriuos paliečia sužalodama kiekvieną paliestą asmenį procese, bet ji negali valdyti savo galios. Lytėjimas aktyvuoja perkėlimą, nepaisant jos valios. Taigi, kai tam tikrais atvejais šelmės gebėjimas gali būti naudingas, jis yra daugiausiai nepriimtinas ir daugiausia pastebimas. Nors šelmė gali praeiti kaip paprastas žmogus tam tikrą laiką, ji tą gali padaryti tik vengdama bet kokio fizinio kontakto. Tai galiausiai atrodo kaip ekscentriška ir po kiek laiko net keista. Tai taip pat reiškia, kad šelmė negali atlikti tam tikros veiklos, kurios jos labai paprastos žmogaus smegenys ir asmenybė nori atlikti. Ji nori kaip ir bet kas galėti liesti. Ji nori pabučiuoti vaikiną, nori, kad motina paglostytų jos veidą, nori apkabinti draugus. Jos galia neleidžia jai patirti esminius žmogiškus potyrius. Nenuostabu, kad šelmė nori būti normali. Ji įstrigusi baisioje situacijoje. Ji turi normalius troškimus ir poreikius, bet jos nevaldomi gebėjimai neleidžia jai patenkinti tuos troškimus.